Sveiki mėlėjai, sveikinu su jumis Jonas. Antrame video išklausiau komentarų jūsų pastabų, nusipirkau mikrofoną, sutvarkiau apšvietimą, tikiuosi dabar bus geresnė kokybė. Šiandien tema yra apie kontravairavimą, posvyrio kampą ir kaip motociklą valdyti posūkiuose. Jeigu važinėjai motociklu ir nežinai, kas yra kontravairavimas, prarandi labai daug valdymo, malonumo, galios posūkiuose ir kaip motociklą valdyti. Žiūrint bendrai, kontravairavimas gali labai padėti tam tikros situacijose, kai reikia staigiai motociklą guldyti, staigiai veržtis, staigiai suktis. Tikrai, kam aktualu, pažiūrėkite šitą video, nes papasakosiu apie posvyrio kampus ir apie pačius posūkius, kaip juose važiuoti, ko nedaryti, ką daryti. Tada pradėkime nuo kontravairavimo. Kontravairavimas yra labai paprastas dalykas, angliškai counter steering, nežinau, vairavimas, atvirkštinės psichologija, sakykime, nes vairavimas counter steeringu arba kontravairavimų yra labai paprastas. Važiuojat ant motociklo, vairą laikot normaliai, norit sukti kairę, tiesiog stumėt kairę ranką, kliponus, nestipriai, šiek tiek. Važiuojant, pajausit, stumėt į kairę, motociklas iš karto virsta į kairę. Stumėt dešinę ranką į priekį, iš karto motociklas virsta į dešinę. Labai paprasta, siūlau šitą dalyką tikrai išmokti ir turėti savo bagažę, nes be jo tiesiog gaunasi labai sunkus vairavimas. Tikrai žinau, nes ir pats pradžiai nemokėjau to kontravairavimo, tai toks per prievartą stengdavaisi važiuoti, suktis. O čia tiesiog pastumėt vairą vieną pusę, motociklas bam. Į kitą, toliau važiuojam. Tiesiog paprasčiausias dalykas, ką galima išmokti ant motociklo, bet jaučiu nešantis didžiausią naudą visame vairavime. Skamba nelogiškai, bet tai veikia fizika, nes teoriškai norėtųsi traukti vairą, kad sukti dešinę, bet reikia priešingai. Tikrai pabandykit, susiraskit aikštelę, uždaresnį kelią, pabandykit pasivažinėti, pastumti tą vairą, bet nestipriai, pabiškai. Kelimai, jūs gal jau važiuojate taip, tai gal dar nesupratot, kas tai yra ir ką reikėtų su to daryti. Tuoj pabandysiu paaiškinti, prijungiant ir posvyrio kampą. Tai motociklas suka ne vairu, o pasvirdamas. Tam, kad pasvirt, kontraviravimas labai padeda, kaip įrodžiau. Stumiam kairę ranką, motociklas pradeda virsti savaime į kairę. Stumiam dešinę. Kuo stipriau spausit rankiną, vieną ar kitą, tuo staigiau ir tuo greičiau motociklas virs į jūsų norimą pusę. Tikrint, sakau, nepersitinkit, švelniai. Pastebėjau, kad dauguma naujokų bando gal ir šitą taktiką, žino, kas tai yra, bet bijo pasvirti. Biškį pasuka kontravairavimą padaro, pasvyra, nežinau, 10, 15, 20 laipsnių ir sako, viskas, bijau, ten atrodo žemė liečiu, tuoj dangų liesiu, tai taip tikrai nėra. Posvyrio kampas, angliškai lean angel. Jeigu nežinot, kiek pavirstat, jeigu nevairuojat naujo motociklo, kuris rodo lean angel, tiesiog siūlau po pasivažinėjimo pasižiūrėkit į priekinę galinę padangą. Šonuose lieka chicken stripsai vadinami. Chicken stripsai labai aiškiai parodo, kiek motociklas buvo paguldytas ir kiek jam dar yra ribos. Kai naujokai važiuoja, dažniausiai būna 2-3 cm nuo šonų. Tai parodo, kiek dar galima su motociklu guldyti. Aišku, pats posvyrio kampas labai priklauso nuo padangų, kelio, savęs pasitikėjimo. Padangas, jeigu turite geras, pasitikrinkite slėgį, tikrai aktualus dalykas, nes jeigu važiuojate su sportu ir priekiai ten bus 2,5, gale 3 atmosferos, tai posūkiuose didesnė tikimybė nuslysti, tai to, kad nebūtų, tiesiog pasitikrinkit slėgius. Kaip įvažiuoti posūkį, sudėti kontravairavimą ir pasvirimo kampą, ne? Sėdame ant motociklo vėl, labai paprasta. Prijungiam tą patį kontravairavimą. Stumiam biškį rankelę į priekį, motociklas pradėjo virsti, pėdą ant pirštų galiuko, užpakaliuką nuslystam į tą pusę ir dešinė koja, dešinys kelis remiasi į baką. Kodėl reikia remtis į baką? Labai paprasta. Žiūrėk. Per rytą minėjau, kad turite posūkį ir padaryti taip. Įsivaizduokit situaciją. Važiavot su kontraviravimu, pasukot ir viską laikot ant rankų. Aš rankų negaliu pajudinti, nes visą įtampą laikau ant rankų. To pasukoje nedirbs amortizatoriai. Jeigu bus kokia duobė, nesugers posūkyje amortizatoriai, jums duos per rankas, per kūną. Į galą, žodžiu, vien problemos. Tai, kad to nebūtų, jūs posūkyje turite padaryti taip. Kaip tai padaryti? Pakybom ant bako. Aš esu šone motociklo, bet man rankos laisvas. Aš galiu, ką noriu su jom daryti. Gazą, stabdį, sankabą, ką norim. Jeigu nelaikom, aš ant posūkio laikau viską.
aš dabar esu užlaužęs gazą ir nežinau, kaip jį pasukti. Kaip ir sakau, kad to nebūtų, čia viskas simetriškai į kitą pusę. Važiuojam į dešinę, stumiam dešinę ranką į priekį, kairė koja į baką, dešinė šiek tiek nuo bako, subiniuką biškį į tą pusę pasvyram. Vėlgi, aš galiu pasvirti ir aš nekrentu. Ir mano rankos yra vėlgi laisvas. Šitą labai atsiminkit, labai svarbus dalykas ir stenkitės naudoti visada. Čia gal labiau sportiniam motociklam, bet pabandykit ir su streetais, su chopperiais. Nežinau, neturiu nieko bendro, tik nuoširdžiai sakau ir nenoriu nieko sakyti, tai pabandykit, išbandykit ir praneškit, kaip sekėsi. Tai gerai, kaip sėdėti ant motociklo paaiškinau. Viskas kaip ir turėtų būti logiška. Jeigu nelogiška ir jums nesuprantama, bandykit klausti, bandysiu atsakyti. Gal dar aiškesnį video padarysiu vieną apie sėdėjimą, apie pozicijas. Dabar papasakosiu, kaip įvažiuoti tą posūkį. Važiuojam, tokia situacija, paprasta, posūkis. Jums prieš posūkį reiktų jau pasirinkti tinkamą greitį. Nei važiuoti per greitai, nei per lėtai, bandykit važiuoti iš jausmo. Aišku, geriau lėčiau važiuoti, nes gazą paspausti visada spėsit, stabdį gali būti paspausti per vėlų. Jeigu nesat užtikrintas, važiuokite lėčiau. Važiuojant į posūkį, pasirinkam trajektoriją, kurią planuojam važiuoti. Galvoje įsivaizduojam, aišku, žiūrim į tolimiausią kelio tašką ir pagal jį važiuojam. Tenkite žiūrėti į tą tašką, kurį norit nuvažiuoti. Pasirinkot gerą greitį, pasirinkot trajektoriją, pradėkit kontravairavimą. Stumkit vairą, švelniai guldykit motociklą, kūno poziciją pasirinkit tvarkingą, rankos laisvos ir važiuojat. Labai paprasta. Svarbiausia yra nepanikuoti. Dažnai yra buvę iš naujokų, esu matęs ne kartą ir pačiam yra buvę, kad jeigu matot, kad jau įvažiavot per greitai posūkį, nepasirinkot tinkamo kampo, nepergyvenkit, jeigu esat naujokas ir turit dar chicken stripsus ant padangų, tai tikrai žinokit, kad dar galite labai daug guldyti motociklą. Tai patikėkit manim, geriau yra bandyti guldyti motociklą, negu spausti stabdį ar važiuoti į griovį. Ne. Tiesiog bandykit dar šiek tiek kontravairavimo, dar daugiau pavirsit. Nes tikrai jūs važiuojate tokiu kampu, o galite važiuoti tokiu. Tai tikrai turi dar diapazoną, nebijokit, guldykit, blogiausiu atveju yra geriau nuslysti, negu į kažką atsitrenkti ar išvažiuoti į sieną, į griovį ar kur kitur. Tai niekam to nelinkiu, tai dėl to sakau, jeigu bus situacija kokia, išsigąsit ar kažkas, ar matot, kad net įlipsit, ar mašina pravažiuoja, jokių būdų nespauskit stabdžio, nei priekinio, nei galinio, nebandykit tiesintis, guldykit dar. Nes jeigu jūs pasirinkot tinkamą trajektoriją, tarkim, vieną juostą ir antrą priešpriešą, ne? Jeigu jūs pasirinkot trajektoriją, kuri veda jūs pirmą juostą, tai jūs ją ir važiuokit, jos nekeiskit. Jeigu matot, kad pradeda tiesintis, daugiau paguldykit. Viskas, ir važiuosit ir nuvažiuosit, jokių problemų. Gerai, pravažiavom posūkį, jau kai norisi tiesėti, spaudžiam gazą, nestipriai, švelniai, ypač jeigu esat su litru. Litras, vėlgi, kaip ir minėjau prie tam video, netleidžia klaidų, tai čia gali būti ta klaida, kur per daug gazą. To nedarykit. Bandykit švelniai, pajuskit savo motociklą, turi daug laiko, daug kilometrų prasukti, neskubėkit spėsit. Dažnos klaidos, kurias daro naujokai, kurios dažniausiai baigėsi kritimu, išvažiavimu, trenkimusi kažkur, tai yra žiūrėjimas ne ten, kur reikia. Tai kaip ir minėjau, stenkitės žiūrėti trajektoriją, o ne į kliūtį. Tai jeigu važiuojat, bandot greitai lenkti mašiną, nežiūrėkit į mašiną, žiūrėkit, kur jau važiuot aplink mašiną. Nes jeigu žiūrėsit, kur važiuoti aplink mašiną, jūs jau būsit nuspėję ir trajektoriją, ir galimas situacijas. Ir kai jau tai turėsit, su vienu akies krašteliu žiūrėkit, mašina nerodo į kairę posūkio. Taip irgi būna. Stabdymas posūkyje, tai nedarykit to. Sakau, stenkitės vengti šito, jeigu labai reikia, bandykit, bet labai švelniai. Bet yra vienas didelis minusas. Jeigu jūs važiuojat posvirio kampe jau normaliam, biškai prispausit stipriau gazą, nuslysit. Arba jeigu važiuojat posūkyje ir pradedat stabdyti, kažkokiu būdu nepraslysta padanga, motociklas pradės statėti. Tai yra jūsų trajektorija pradės platėti. Tai nežinau, kas yra geriau, ar nuslysti kažkur, ar bandyti jau perlipti savo limitus. Kaip ir minėjau prieš tai, labai daug žmonių nežino, kiek gali pasvirti. Kaip ir sakiau, paminėjau padangas, pasižiūrėkit savo chicken stripsus ir tikrai gali daugiau pasvirti, negu jūs galvojate. Ir tiesiog pabandykit vietoj klasikinio sukimo vairų, kaip su dviračiu, pabandykit naudoti kontravairavimą. Ir prižadu, kad jūsų vairavimas labai palengvės.
Praktinis patarimas. Labai paprastas, suraskite aikštelę, uždaresnį kelią ir bandykit viską, ką pasakau. Kontravairavimą, važiuojat savo, nežinau, važiuojat iš darbo namo su motociklu ar šiaip važinėjat. Pabandykit vieną pusę, kitą pusę pastumdyt vairą. Jauskit, kaip motociklas jis pats gulasi. Tik neperspėkit, tikrai aštrus dalykas, biškai reikia pripratimo, bet kaip priprasit, kaip ir sakiau, palengvės gyvenimą. Darykit lengvus zigzagus, pasirinkite, nežinau, aš tokia darydavau, pasirinkdavau punktyrinę liniją. Ir tarp tų punktyrinių linijų, bam, kad atsargiai linijos slysta, neužvažiuokit. Kai jau pradedat jausti motociklo vairavimą su rankom, tai yra kontravairavimą, pabandykite traukti į šitą visą vairavimą ir kelius. Pratimas, važiuojat, tiesiąją galit, toj pačioj aikšteliai, aišku geriau čia biškai važiuoti greičiau negu ten 20 km/val. Paleidžiat vairą ir tiesiog su keliais į baką vieną pusę, antrą pusę, vieną pusę, antrą. Teoriškai jūs turėtumėt su keliais valdyti motociklą taip pat kaip su rankom. Pabandykit pasipraktikuoti kaip ir kontravairavimą. Važiuojant tiesiąją, tiesiog atleidžiat gazą ir be rankų pabandykit su keliais į vieną, į kitą pusę. Pamatysit, kaip jūsų motociklas pradės irgi taip pat vartytis. Tai, kai norit staigaus ir malonaus pasukimo, kontraviravimas ir kelias. Abu sujungsit, labai greit pasuksit, bus labai viskas smooth ir bus labai malonu ir nereikės persistengti, vargstant ten, nežinau, sukant vairą kaip su dviračiu. Tai tikrai siūlau šitą pasipraktikuoti ir išbandyti. Pats esu šitą pajautęs, kai išmokau šitą dalyką, nežinau, ten per 10, 15 ar gal 20 minučių. Tiesiog kaip viskas palengvėjo, vis tai posūkiai, atsiranda galimybės tai jau pasukti, išvengti situacijų nenumatytų. Tai tikrai šito pasinaudokite ir pasipraktikuokite. Tikrai padėkosite. Tai apibendrinant, jeigu išmoksit visus šitus 3 dalykus - kontravairavimą, posvirio kampą, teisingą trajektoriją posūkyje, ko daryti ir ko nedaryti, realiai jūs esate saugesnis jau už 90% motociklistų. Ir sekite kitus mano video, kuriuose pamokysiu toliau, kaip važiuoti. Yra begalės dalykų, apie kuriuos ir papasakosiu kitose video. Buvo naudinga informacija, prašau like, subscribe, jeigu galima ir share. Parašyk komentarą, ar jau žinojai apie kontravairavimą, ar jau naudojai, ar pavyko. Jeigu nepavyko, tai kas buvo. Ir taip pat laukiu idėjų, ką daryti kitam video, kas jums aktualiausia ir ką norėtumėte išgirsti. Tai šiam kartu tiek.